raukšlių užpildytojas fileris. Žodžiu, kur mes turime raukšlių kažkokių, jį reikia įtapšnoti, ne kremą. Bet geriausiai matosi ant piršto, tai aš tą ir padarysiu kaip tik dabar. Štai, ant piršto uždėsiu trupinėlį šito kremo ir jį įtapšnosiu. Gal dabar parodyti reikėtų, kaip atrodo pirštas. Ir va taip įtapšnoju. Aišku, geriausia yra nuotrauka prieš ir po. Na, bet aš manau, kad jau ir dabar matot. Palyginant su kitais pirštukais, ar ne? Skirtumą matot iš karto. Ir jeigu tai padarysime, mes, čia mėnesių tikrai užtenka, kadangi tai yra raukšlių užpildytos, ne veido kremas, į raukšlės įtapšnuoti, tai jau užtenka tikrai ilgai. Tai po pusmečio idealu būtų pakartoti, po metų bent jau. Tai sakau, tikrai nieko nėra amžino, botokso ampulės taip pat yra neamžinos, tai skirtumas, aš nežinau, kiek kainuoja injekcijos, bet jūs visi tikrai puikiai žinot, kad tikrai ne 33 eurai 23 centai. Tai jeigu tu nori truputėlį sustabdyti tą savo elegantišką amžių, kuris atsineša veido klostes, kurių mes nenorime, rašyk man.